Labuka, bičiuliai. Na ką, kiekvienas vlogas pas mane naujas mikrofonas, tai įsigijau dar vieną tokį patį, kurį turėjau, nes kol kas geresnių variantų neradau ir dar šiek tiek patobulinau. Tai tikiuosi jau dabar, tai jau tikrai bus geras garsas. Žodžiu, dėja, bet iki išvažiavimo į Kiprą nespėsiu test drive padaryti MT10. Turėjau vakar padaryti, bet kažkaip pas mane su laiku buvo sunku, o link vakaro ir draugelis negalėjo. Tai va, jau nufilmuosiu, kai grįšiu namo. Tai va, dabar varau apsikirpti, varau tada toliau pas Artūrą, kur biožidinius gaminam. Norim baigti filmuoti gamybos kaip ir procesą, noriu įkelti į puslapį About Us, kad būtų toks mini proofas, kad tikrai patys gaminam, nes atsimenu praeitais metais, kai pradėjau prekiauti biožidiniais, tai ten prasidėjo tik tokia: blet, iš kiniečių užsisakęs už 5 eurų, parduoda čia už kosmosą. Oi, blet, žvengiau iš to komentarų. Žodžiu, jo. Tai va, įkelsim. Tai šiaip viską nufilmavom, tik trūksta man dar surinkimo ir dažymo. Tai tikiuosi mes šiandien tą ir nufilmuosim, bet nesu tikras, ar spėsim. Tai va, pafilmuosim ir tada reikės grįžti į miestą. Nuvarysiu prieš atostogas, paliksiu mocą poliravimui. Tai va, reikės nuvaryti dar visą į kitą miesto pusę, tai yra reikalų. Tada grįžt namo, nežinau kaip, arba su taksu, arba gal kažkas pames, nežinau, žiūrėsim. Tada varyti jau pas tėvus, kadangi šiandien naktį išskrendu. Tai va, hebrytai, jeigu norit pamatyti rezultatą prieš ir po poliravimo, tai rašykit komentaruose noriu arba norim ir tada įkelsiu. Pasakysiu hebrytai, tegul pafilmuoja darbo procesą, pačiam įdomu, kaip tai atrodo. Tai va. Blema, man taip dabar įdomu, kaip ten ta garso kokybė. Geriau, negeriau. Na, rugsėjus atėjo, tai jau jaučiasi skirtumas, padaugėjo tų mašinų, kamščių ir panašiai. Kažkur aš šiandien ryte važinėjau, tai eina savo, kiek tų mašinų buvo. Nepalyginsi, kas vasara, o kas rugsėjų. Tai va, žodžiu, po ilgų paieškų neradau aš savo moco, Kiprę išsinuomot, kad būtų leidimas važiuoti ir į Turkijos pusę. Tai nežinau, bandysiu gal vietą susitarti, jeigu nepavyks, tai na ką. Deja, bet nenuvarysiu į kitą pusę, nors labai norėjau. Nes ten, man atrodo, su mašinom bus tas pats, kadangi jiem galbūt neapsimoka papildomą kažkokią draudimą daryti, nes ten jau viskas kaip ir, ne Kipras, okupuota dalis, tai Turkija skaitosi. Tai galbūt tam papildomą kažkokio draudimo reikia ir jie ten nenori vakt. To labiau, kai aš noriu mocą pasiimti 2 dienom, tai jiems tikrai neapsimoka. Tai siūlė man jie, kad tipo imk 10 dienų ir tada tipo okei, važiuok į kitą pusę, bet man 10 dienų iš vis neapsimoka. Man čia va 2 dienos pasivažinėti ir viskas, nes vis tiek mašinas nuomojam, nu žodžiu. Liūdna šiek tiek, nu bet gal kažką sugalvosim. O imsiu tą mocą, kurį praeitą kartą ir sakiau, tą Kawasaki Vulkaną išbandysim. Man įdomu pajausti tą vaibą, ant čiuperiukų pasivažinėti. Kaip su tokia sėdėsime iš vis, patogu, nepatogu, tokie reikalai. Taip, kiek mes jau čia valandų turim? 2:30, dar turiu 19 minučių. Blema, gal nulėkti degalinę, kavos kokios atsigert, pavalgyt, nes nebuvo kada net šiandien valgyt. Na ir kaip hebryto garsas, baisiai blogai ar neblogai? Įdomu, tikiuosi, kad gerai, nes šimtuko Kiprui tikrai užteks.
Tai va, dėl to aš ir keičiau tą greitai mikrofoną į kitą, kadangi, blet, galvoju, nu vis tiek iki pravažiuoju, reikia kokybiško kontento. Suradau keletą haikų Kiprę, prie Nikosijos randasi, ten toks Olimpus kalnas, tai pakilimas ten, nežinau kiek pakilimas, bet kalnas 1,8 km, tai visai neblogai. Tai va, planuose ir haikas, sesė sako, aš irgi noriu, tai tikėtina, kad eisiu ne vienas, o eisiu su sesė kartu. Nu va, degalinę paimsiu aš savo kavytės kokios, kavytės ir greitai pavalgysiu ir lėksiu toliau. Opa. Nu ką, ledas. Pavalgiam. Jau gerai. Išėjant po salės, tai biškai jau energijos trūksta. Kalorijų. Susipažinkit, Vileika. Kažkada čia gyvenau ir mokiausi. Žiūri, GoPro pamatė. O dieve, o kas čia filmuoja? Nu va, ir laiku būsiu. Beveik laiku. Nu, važiuojam. Nu ir ko stabdom? O, Vileika, susipažinkit. O dieve, tu mano kontingentas. Nu va, būsiu punktualiai. Į šitą kirpiklą vaikštau, nežinau. Nu, 20 metų jaučiu kokiu. Jo, 20 metų jau. Labai ilgai. Opa. Op. Nu, argi negražus. Ledas. Ai, nu ką, Artūrio dar nekelia. Dar dirba, reiškis. Tai dabar nežinau, laukti, nelaukti, jaučiu nelauksiu. Varau aš pas tėvus nuvarysiu. Ir tada lauksiu Artūro skambučio. Paskambins Artūras, tada varysim pas jie. Pafilmuosim, praleidžiam. Tai va, dėl ko dar pergyvenu, niekad su šalmais nesu skrydęs. Kiek intikė ieškoju informacijos, ar su šalmu galima skristi, ar reikia kažkokio bagažo, nu, jokios informacijos neradau. Tai parašiau šitam blogeriui, pilotui iš Latvijos. Tai jis sako, kiek kartų neskrydęs, jokių problemų nebuvo, nieko nesakė. Tai kaip ir ant pasitikėjimo, kad jam pasisekė ir tikiuosi, kad man pasiseks ir nieko nesakys. Tai imsiu savo šalmą, kadangi jeigu ten imsiu šalmą, tai nebus nei kamerai laikiklių, nei mikrofono nebus, tai ir turinio nelabai gero bus. Nusprendžiau, kad reikia pasiimti savo šalmą. Varau, aš jaučiu į priekį, atsistosiu. Blet, musė į šalmą skrydo. Tai va, jaučiu, kad neieškoti jokių taksų ir panašiai, tai jaučiu tėvui sakau, varom, atiduosim mocą, poliruot ir paimsi mane. Bam. Nu, bet Kawasaki stabdžius gerus turi, nieko nepasakysi, stabdo tikrai ledas. Ir čia begalinė stabdžiau. Nice. Op. Pizė. Rugsėjo 5, taip karšta. Kad tokie orai būtų visus metus. Būtų labai gerai. Išvengsiu, jeigu
atvarysiu pas tėvus ir tada man Artūras skambina. Gali atvaryt. Ko jie šiandien taip velkasi, dieve tu mano. Gal lavonus veža? Nu, bet ačiū už tai, kad praleido. Gerai, hibrytė, tai kai man Artūras pasuks, varysim su jumis kartu toliau. Gerai, kad nelaukiau, nuvariau pas tėvus, kadangi laukčiau Artūro beveik valandą. Tai va, dabar varom. Tai va, vieno etapo iš proceso nepavyks šiandien nufilmuoti, bet jau tiek to, tada šito etapo ir nerodysim, parodysim tik jau galutinį dažymą. Kadangi mes ant tokių pagaliukų darom logo, o logo mums dar nepadarė, tai be logo negalim ir surinkinėti kol kas. Tai žodžiu, šiandien dažysim tos, kurie jau yra surinkti ir nufilmuosim. Tai va, susirašiau jau dėl poliravimo, tai all good. 6 valandą maždaug galiu atvežti. Dabar mes turim beveik 4-2 valandas. Tai va, filmavimai, po to grįžtu pas tėvus, ten pabūnu valandą ar pusantros ir tada jau lėkiu palikti mocą poliravimui. Šiandien dar su jumis nufilmuosim patį mocą, kaip atrodo, kur kokie įbrėžimai yra. Tiems bičiukams nerodysiu, kur defektai ir panašiai. Tiesiog paliksim kaip yra ir pažiūrėsim galutinį rezultatą, ką mums grąžins. Tai jau kai grįšiu iš Kibro, varysim atsiimt ir bus rezultatas. O jūs, jeigu jau stebit šį vlogą, tai paspauskit like, paspauskit subscribe mygtuką. Jums nieko nekainuoja, o man labai malonu. Buvau pas tėvus. Ten jau šiaip visa hibrytė susirinkusi, kuri keliauja kartu į Kiprą, tai varysim 8. Tai paklausiau, ar dar kažkas varys su manim haikint. Tai sako, oi ne, nieks nenori. Tai va, varysiu su sese ir su jos draugė. Važiuojam. Uč. Visur naujas asfaltas, jau kaip malonu. Šiaip šiais metais žiauriai Vilnius kelius atnaujina. Labai nice. Beveik visur sutvarkė. Guldom. Blemba, iš tikrųjų jau šiek tiek pasiilgau tų posūkių, kur buvau kartodrome. Žiauriai patiko, norėčiau pakartoti. Dar pasipraktikuoti. Nes dar ne idealiai. Dar reikėtų praktikos. Pasislinksim geriau. Opa. Bet jau jaučiu šiais metais nebus tokių dalykų. Daugiau neorganizuoja šiais metais. Buvo Kačergoje, bet ten tikrai nenorėčiau, nes ten jau dideli greičiai ir panašiai. Pavojinga. Tai jo, nesinori man kol kas prie tokio dalyko lyst. Ir nežinau, ar kada nors norėsiu. Tai va, taip, kilinta, 10. Lemba greitai važiuoju. Tai va, su versliuku norėjau startuot rugsėjo 1. Bet dėja nesigavo, nespėjom. Kai vienas niuansas išlenda, tai kitas, nuo žodžių. Tai dabar, kai manęs nebus, tai geriausiu atveju pasileisim kokią rugsėjo 21 dieną. Nes dar visą kolekciją atfotkint reikia. O dieve, dar surast kur atfotkint. Tai jeigu hibrytė žiūrit ir žinot kokiu apartamentu Vilniui nuomai, pavyzdžiui, parai, kad galima būtų pasiimti, numeskit kontaktus ar Instagramus į komentarus, būsiu labai dėkingas. Jau ieškojau, kažkiek radau, bet galbūt dar kažką gero pasiūlysit. Man reikia prabangių apartamentų. Čia irgi naujas asfaltas. Dar dviračių takelius darys iš 2 pusių, kiek žinau. Nežinau, ar iš 2, aišku, bet kad bus takelį dviračių, tai faktas. Tai va, Vilnius tobulėja, žiauriai tobulėja. Tai va, toks įdomus faktas, kad mes esame jau Mickūnuose beveik. Tai Mickūnuose pas mane gamykla, kur gaminu biožidinius.
Ir dar Mickūnuose turiu 2 klientus. Tai va, tokie Mickūnai, įdomus Mickūnai. Ir klientų yra, ir dar gamykla atsirado. Nu kaip gamykla, mini gamyklėlė. Gaila, išplautas mocas, nu bet ką padarysi, teks vėl išplauti. Nes čia 20 km per valandą tingiu važinėti. Opa. Nu va, tokia vat mini gamyklėlė. Čia viskas vyksta, čia viskas gaminama, taip tai viskas atrodo. Ir dar dažyklą turim. Čia keletą vienetų jau padaryta, jo galima dažyti. Va, apie šitos logo sakiau, labai gražiai darom, bet turim iš pušies, bet trūksta ąžuolo, osio ir dar kažko, tai negalim surinkti. Ir čia dažykla, bet dar nebaigta. Čia apskritai beveik nieko nebuvo, tai čia va, per paskutinį mėnesį viskas paruošta. Beveik iki galo. Va, tokios spalvos. Nežinau, matot, nematot, tikiuosi, kad matot. Tai va, čia grai, baltas, rudas. Čia arabika, bet dabar netokia spalva bus, šiek tiek gražesnė. Taip, juodos mes dar neturim. Jo. Tai va, tokie reikaliukai. Tai tada nufilmuosiu, kaip dažom procesą ir lėksiu atgal. Viskas nufilmavom, ko man reikėjo. Video bus pabaigtas, čia gerai. Na, žodžiu, matėt, kaip tai viskas vyksta. Tai va, kažkaip taip ir vyksta. Labai kažkaip mažai laiko turėjom. Ir viskas kartu ruošiasi. Ir dažykla, ir kitos patalpos. Tai ir dar iki šiol nebaigta. Nu, bet pabiški pabaigsim. Vis tiek jau šį sezoną, žodžiu, nespėjom. Labai liūdna. Bet yra ir geros naujienos. Žodžiu, norėjau gauti paramą iš valstybės, iš biržos. Nežinau, galbūt matėt, tik tokia nematėt. Jau senai reklamuoja, bet pagal sąlygas aš išvis netikdavau. Ten reikėjo arba bedarbio būti, arba dirbti turbūt samdomą darbą ir iki kažkokio lygio atlyginimą turėt. Nu, žodžiu, 3 etapas baigėsi, dabar bus 4, tai į 4 etapą galiu aplikuoti laisvai, pagal viską tinku. Galima žmonėms, kurie turi NB, kurie turi individualią veiklą, kurie turi verslo liudijimą, nu žodžiu. Tai bandysim aplikuoti, bet čia jau jeigu ir gausim tą paramą, tai ne šiais metais jau tikriausiai. Tai jeigu pavyks gauti paramą, tai jau galima bus užsiimti to, na, tikrai rimčiau. Ir bus galimybė iš karto skeilinti visam pasauliui. Bet kol kas, kaip yra, taip yra. Nieko čia nepadarysiu. Tai va, chebrytė, tokie galiukai. Varu pas tėvus, papietauti ir tada varysim nuvežti mocą. Paliksim poliravimui. Ir bus diena dan. Visi darbai bus padaryti pagaliau. O dieve. Blemba, gal aš musę prarėjau. Tai žodžiu, chebrytė, prisijungsiu jau, kai varysiu atiduot mocą poliravimui. Oi, chebrytė, kaip prisivalgiau. Nuėmiau tą priekinį stikliuką, kad nemaišytų poliruoti. Blemba, kaip dabar neįprastai atrodo. Nepripratęs jau be stikliuko važinėt. Na ir įdomu dabar skirtumą pasižiūrėti, kaip vėjas jausis be stikliuko. Ar toks didelis skirtumas ar ne? Jau šiandien nebeplausiu aš mocų, labai tingiu. Dar ir valgyti jūs prašo, irgi tingiu. Tiesiai pas jį važiuojam ir viskas. Ai, dar reikia sustot nufilmuot, pasižiūrėti, kur kokie defektėliai, įbrėžimai, kad būtų palyginimui. Taip, navigacija, 27 kilai, OMG. Reikia ščiuvelį paprašyti, kad pavežtų manęs iki CTD ar Bolto, kad grįžčiau. Nusprendžiau tėvo neprašyti, tėvai jau poilsiauja. Reikia kažkur sustot ant saulutės, kad visi defektėliai gerai matytųsi. Nu ką, prasilėkiau be stikliuko ir nežinau, net nepasakyčiau, kad jaučiasi kažkoks skirtumas. Jeigu tas skirtumas ir yra, tai jis labai mažas.
Chebryte, kur sustot ir mūsų pafilmuot, sakykit jūs man. Gal kokioj degaliniai pakeliui sustosim, greitai pafilmuosim. Man dar tas stikliukas, kuris čia stovėjo pritrynę biškį, kadangi aš buvau taip maksimaliai aukštai, tokį kampą aukštesnį pasidaręs, tai jis lėtė ten priekį ir nuo vibracijų prisitrynė šiek tiek. Tai šitą dalyką aš jam parodysiu, kad jau tikrai pašalintų, o visą kitą nieko nesakysiu. Įdomu dar dėl šitų plastikų. Man atrodo, kad aišku jie nepoliruojasi, bet būtų labai gerai. Nes irgi įbrėžimų šiek tiek yra ant tų plastikų. Kas per flėgmus čia važinėja? Aš nesuprantu. Neradau aš kažkaip pakeliui tinkamos degalinės savo, tai pafilmuosiu čia telefonu, kad būtų geriau jums matyt. Taip, to aš pakelsiu. Nu čia plastikas, čia nežiūrim. Na kaip pavyzdys, va, čia matosi įbrėžimai. Čia lipdukas irgi pabrėžytas, galbūt nuims, būtų ledas. Taip, toliau. Čia. Čia kaip ir nieko nesimato. Nu va, čia kažkas yra įbrėžimai. Ok, čia plastikas. Blemba, tai čia per daug nėra ką poliruoti iš tikrųjų. Čia šitas posparnis lygtais jo. Va, čia yra įbrėžimai. Ir va, nuo stikliuko, kas sakiau, pritrynė man biški galiukai. Tikiuosi irgi nusiims. Blemba, iš tikrųjų viskas. Jo, per daug čia nėra ką poliruoti. Čia galas irgi ledinis. Nu va, čia kažkas minimaliai yra. Ir čia minimaliai yra. Gerai. Viskas trumpai nufilmavom visus defektelius. Realiai nėra jų per daug, labai mažai. Tai nufilmavau dar ir į TikToką, irgi įkelsiu. Tai va, jeigu įdomu pasižiūrėti rezultatą, tai būtinai parašykit komentaruose, kad įdomu pamatyti, tai sekantis video bus apie rezultatą. O aš likiau atiduoti mocą ir susitiksim jau, kai grįžinėsiu su mašina tikriausiai. Palikau aš mocą, tai nice garažiukas. Kai grįžinėsiu jau pasiimt mocą, tai būtinai parodysiu. Galvojau, kad tik nupoliruos, bet ne tik nupoliruos, dar padengs keramiką, išplaus, nu žodžiu. Bus jau max kaip naujas. Net sėdynės padengs ten kažko, sakė, nu žodžiu. Tai gausis toks pilnas detailingas. Tai va. Gerai, tai ačiū, kas pasižiūrėjo iki galo. Subscribinam kanalą, paspaudžiam laiką ir iki.